Labas, Melanie. Mes buvom susitikę kažkada. Tikrai ne? taip. Tu bandėjai savo jėgas į X Factor'e. Lietuvos talentas. Lietuvos talentuose, taip, Lietuvos talentuose. Ir ten tau atrodo visai nedaug trūko, bet pritrūko. Pritrūko. Gerai, pirminį sceną. Sėkmės jums. Ačiū. Tiesiai, štai. Sveiki. Labadiena. Labadiena. Kuo jūs vardu, iš kur esat, kiek jums metų, kas tas bičas ir taip toliau? Melanie, 18, iš Vilniaus. Ir čia mano draugas. Gyvenime draugas ar scenos partneris? Scenos partneris kol kas jo. Kol kas. O moka šnekėti? Sveiki, aš Titas. Labas. Gerai, Melanie, ir jūs dainuosit, jūs grosit. Ir jūs ir grosit, dainuosit, jūs tik žiopšysit. Su fonograma. Gerai, atsiprašau. Gerai, Melanie, ką jūs dainuojate? Ką jūs mėgstate labiausiai? Ką jūs klausote? Sakyčiau pop visgi. Dainuoju pop ir dainuoju labiau baladės, nes tai labiau man tinka ir man širdžiai man tinka. Tai tą ir padainuosiu šiandien. Gerai, tu mažiau jaudinkis. Gerai. Padainuo gerai. Klausom. Viskas gerai. Iškvėp, viskas gerai. Just like a star across my sky, just like an angel of the page, you have appeared to my life. Feels like I'll never be the same. Just like a song in my heart, just like an oil on my hands. Oh, not to love you. Still I wonder why it is I don't argue like this with anyone but you. We do it all the time, blowing out my mind. And you got this look I can't describe, and you make me feel like I'm alive when everything else is a fade. Without a doubt, you're on my side. Heaven has been way too long. Can't find the words to write this song. Ooh, your love. Still I wonder why it is I don't argue like this with anyone but you. We do it all the time, blowing out my mind, just like a star. Melanie ir Titai, turiu jums rimtą pasiūlymą. Mano galva, Melanie kaip solo atlikėja, bent jau dabar matau, sunkiai gali vežti, bet kaip grupė jūs žiūritės gerai, jūs bendraujate tarpusavį, jūs daugiau norisi matyti kaip grupė, su kažkokiu pavadinimu, nežinau, sugalvosit. Todėl aš jums turiu tokį labai aiškų pasiūlymą, jums permesti į grupių kategoriją ir aš tai būčiau labai už, nes tai labai įdomu, ką jūs darot ir šiuo metu yra populiaru, akustinės versijos, dainų ir tai galėtų būti visai jūsų geras kelias, nes kaip solo aš pakol kas tikrai labai abejočiau tavo pajėgumais. Taip. Aš pritarčiau galbūt dėl to, kad jūs iš tikrųjų būtų labai žavus, drąsus, gražus.
Ir iš tikrųjų atrodo, kad jūs ant scenos vienas kitą suprantat. Man irgi nieks nekliuvo, tiesiog galbūt norėčiau išgirsti tave daugiau dainuojančią, skirtingose žanruose, man visiškai nusispėt, kad tau patinka tik tai baladės. Čianais reikės visko ir turėtų atsiskleisti visoms spalvom, jeigu pereisi į kitą etapą. Man atrodo, kad tu gali daugiau negu šiandien parodėjai, bet ką parodėjai, man buvo gražu. Ačiū labai. Aš pritarčiau Justai, man pasirodė, kad be jokios abejonės jūs abu muzikalūs, jautriai prieinat prie dalykų ir estetiškai skaniai mokate juos pateikti, bet iš muzikalių žmonių tu nori didesnio įvykio, tiesą sakant, tokio boom ypatingo nebuvo. Bet reikia pripažinti, kad Samas buvo teisus, siūlydamas jūs į grupių kategoriją. Mūsų verdiktas yra Samai. Jeigu grupių kategorijai sutinkat, aš sakyčiau jums taip tada. Sauliau. Aš sakau jums taip. Justai. Kadangi mes jau net kreipiamės, ne tu, o jūs, aš jums sakau taip. Aš nežinau, ar mes čia turim dabar nuspręsti už jūs, jūs patys galvosite, bet ką Man mes atrodo, matėm... čia Tito labiau reikėtų klausti negu manęs. Nes aš jį atitempiau čia. Nes Titas tau gali vožti su gitara. Taip. Titai, kaip manai? Kaip manai? Darot grupę? Bus gerai, žinok, bus įdomu. Jeigu bus gerai, tai sutinku. Ačiū. Jūs ką tik gavote verslo pasiūlymą, nuo kurio negalėjote atsisakyti. Aš manau, ir tai buvo spontaniškai priimtas sprendimas. Bet mano nuomonė labai geras. Sėkmės jums. Ačiū, kad atėjote. Ačiū. Ačiū. Spausk prenumeruoti ir nepraleisi nei vieno video. Daugiau apie X Factorių rasi naujienų ir pramogų portale tv3.lt.